Agnieška Toločko vežimėlyje nuo gimimo. Kartu su tėvais ir vyresniu broliu mergaitė gyvena netoli Vilniaus. Ir kaip daugelis jos bendramžių, Agnieška kiekvieną rytą skuba į pamokas sostinės Jeruzalės mikrorajone esančioje mokykloje. Toločko šeima gali tik guostis tuo, kad jų būstas ne 5-aukštyje, kur lifto apskritai nėra. O juk kai kurie neįgalieji būtent taip ir gyvena. Kai buvo mažesnė, tai buvo lengvai, ant rankų paėmė, išnešė, iš pradžių vežimą, paskui ją išnešė. O jau kai pradėjo augti didesnė, sunkesnė, tai jau reikėjo galvoti kažką. Sužinojo, kiek reikėtų laukti, kol valstybė skirs pinigų liftui, šeima jį nusprendė įsirengti savo lėšomis už 8 000 litų. Tačiau net ir savarankiškai jau nusileidusi žemyn, viena nukeliauti iki miesto Agnieška negalėtų. Neįgaliesiems pritaikytų autobusų čia nėra, todėl Agnieška visur vežioja mama. Net ir mokykloje būna kartu, kai dukrą tenka pervežti iš vienos pamokos į kitą, iš 1 mokyklos aukšto į 3. Tada turiu išeiti iš darbo, sakyti, kad man reikia dukrą iš aukšto į aukštą nuvežti į pamokas. O kas norės tokio darbuotojo, kuris galės tik 4 valandų per dieną dirbti? Vienas išeitys tik naktim. O kai galimybių laisvai judėti po mokyklą nėra, ne vienas vaikas su negale pasirenka pamokas namuose. Tad apie kokią neįgaliųjų integraciją į visuomenę mes kalbame. Neįgalieji deramo dėmesio nesulaukia ne tik švietimo, bet ir sveikatos apsaugos įstaigose. Pavyzdžiui, Agnieška karts nuo karto turi pasirodyti savo daktarį šioje poliklinikoje. Tačiau lydint tik mamai patekti į medikės kabinetą beveik neįgyvendinama užduotis. Mes negalim įvežioti, registratūra pas mus apačioj, o gydytojas sėdi 2 aukšte. Tai ką darote? Nieko, atvažiavau vieną kartą, sėdėjo vaikas mašinoje, o reikėjo daryti skiepą ir pasakiau gydytojas, jeigu nori, tai kiti mašiną padarykit tada. Mašinoje skiepą negalima taip, tai sakau, tada neškit pati, o aš neatnešiu. O gydytoja pasakė, jeigu mums nepatinka, tai gal tada ieškokit kur kitur poliklinikos, kur yra išvažiavimai ir pritaikymai, kad būtų 1 aukšte. O ką iš to, jeigu aš pakeisiu gydytoją, tai jau bus ne apylinkės gydytojo, o kita gydytoja ir pas mane namo nieks neatvažiuos. O juk Agnieška čia ne vienintelė pacientė turinti judėjimo problemų. Tikriausiai daugelis šios poliklinikos pacientų lengviau atsipūstų, jei čia būtų įrengtas liftas. Deja. Patys atsisėda ir pabando užvažiuoti. Pažiūrėsim, ar jiems irgi bus lengva užvažiuoti tais laiptais ir ar jiems kas nors padės. Gal tada nors pagalvos, kad reikia daryti ką nors. Nusileisti, tai jo. Už turėtų galima laikytis ir užvažiuoti, bet irgi labai sunku ir reikia, kad galia irgi kas nors stovėtų ir prilaikyti, nes taip, jeigu pradės vežimas, neišlaikysi važiuoti, tai nugrius. Šitaip va. Įsivaizduojat? O į viršų aš turiu tempti su visą jėgą. Ja. Taip. Įsivaizduojat? Tai gerai, mes turim sveikatos, o kiti žmonės kaip... Gal padėti? Na. Tai apie kokią polikliniką galima tada kalbėti? Tai gerai, tai... Tuo tarpu poliklinikos vadovė, išgirdusi apie filmavimo kameras jos valdose, atskubėjo drausminti mus ir neįgalėją mergaitę auginančią šeimą. Tai kodėl neatėjo ir nepasistatėt įstaigos vadovų, vis dėlto taip negražu? Tai kad čia vieša vieta, žinot. Nesąmonė. Matot, ką daros. Vat prašau to. Tad jeigu taip elgiasi sveikatos priežiūros įstaigos vadovė, kogi galime reikalauti iš eilinių žmonių? Kartu su Agnieška ir jos mama Beata nutarėme šiek tiek pasivaikščioti po Vilniaus senamiestį ir pažiūrėti, ar gali neįgalieji nevaržomai judėti sostinės gatvėmis kaip ir visi kiti žmonės. Ir kliūtis. Ir kaip čia pravažiuot? Nu, nėra kaip pravažiuoti. Pastatytos taip mašinos, net jeigu ir čia nepravažiuosi niekur. Turim grįžti atgal. Pas mus. O grįžti atgal irgi dar susirasti, kur išvažiuoti, reikia pro automobilius. Čia dar nubraižysim? Nubraižysim. Palauk, ar pravažiuosim, nepravažiuosim. Na taip. Čia gal grįžti. Apvažiavę ratą. Tiesiog negalvoja. Žiūrim. Akinių parduotuvė. Laiptelis, tik kad nepatogiau būtų. Taip. Čia.
Irgi būtų sudėtinga. Drabužių, jo, sudėtinga labai. Čia kavinė, arbatą atsigerti. Ar čia ne kavinė? Kavinė. Arbatai. Arbatai. Na irgi, 3 laipteliai. Žaislų planeta. Vaikas nori žaislų. Kaip tu nupirksi jam žaislų, palikti gatvėje ir tiesiog nueiti į parduotuvę ir nupirkti? Iš eilės, o kiek mes praėjom? Po 2, po 3 laiptelius. Tai praktiškai viena jai neįmanoma būtų nuvažiuoti. Atvažiavom prie pašto. Nekaip? Reikia išsiųsti laišką, ką padarysi. Nekaip. Daug žmonių lankosi čia, daug žmonių eina su tas pasiunčia. Nu, reiškia, su negale žmonės neina, sėdi namuose. Atsiprašau, o ten mes norim atvirutę nusipirkti, neįgali mergaitė invalido vežimėlyje yra. O kaip užvažiuotum? Toks klausimas pas mus seniai jau kilo, kaip užvažiuoti visiems. Tai kokias išeitis? Nežinau. Tai specialiai šitą norim filmuoti, ar ne, ar kaip tą? Mes važiuojam per miestą ir žiūrim, kur galima ir kur negalima užvažiuoti. Bet paštas, didelis paštas, didžiausias skyrius. Nu, tai matot, čia kiekvienais metais jis ruošiasi jo rekonstrukcijai. Pas mus jau seniai tas klausimas kylis. Sako, šitas klausimas pas mus seniai jau kyla, sako, vis kiekvienais metais sako, kad rekonstruosim, bet nerekonstruoja. Taip. Ir prašau. Pašto nebus. Mūsų pažįstama viena atsidarinėja, jau atsidaro kirpyklą, bet jai neleido atsidaryti, kol nebuvo padarytas išvažiavimas. Ne visi prisilaiko šito. Taip toks pat žmogus ir gali irgi užvažiuoti ir pavalgyti, pasėdėti. Taigi sveiki žmonės, sveiki. Tokie pat kaip ir mes. Kai Agnieška sako, aš nieko nesiskiriu, tik negaliu vaikščioti. Aš sakau, kaip tu, Agnieška, sakai? Aš tokie pat kaip ir visi, tik negaliu vaikščioti. Po truputį požiūris į žmonės su negale keičiasi, tačiau tai vyksta gana lėtai. Mūsų labai yra taip, kad tiesiog įsižiojus, kad čia kažkoks kitoks arba eina ten ir iš karto jau matosi, ajajai, dėvi. Nu, šitaip, tokia reakcija, bet sakau, iš pradžių tai aš irgi pati kreipiau į tą dėmesį. Dabar mes tiesiog nekreipiam, mes tokie pat žmonės kaip ir visi, tik turim kažkiek tai problemų ir viskas. O ir kavinė be jokių laiptelių, kur neįgalusis pats vienas lengvai galėtų užsukti ir išgerti arbatos, Vilniaus centre sunku būtų rasti. Tokių vos viena kita. Tačiau nors aplink tiek daug nesupratingumo, o kartais ir netolerancijos, Agnieška regis nežino, kas yra prasta nuotaika ar pilkos dienos namuose. Kaip tu pati manai, ar vaikai, kurie jaunimas, kurie kartais gal neįvertino to, ką turi? Jo, neįvertina, galėtų jie daugiau pagalvoti apie save ir pabandyti. Gal irgi išeis padaryti jiems ką nors, užsiimti sportu kokį nors. Vis tiek jau įdomiau, ne tas, kad namie sėdėti. Reikia bandyti, reikia eiti, galvoti apie save irgi. Lankau lauko tenisą, šokius. Buvo šokių čempionatas Olandijoje per Velykas. Pasaulio čempionatas per Velykas ir tenai buvom mes debiutantų grupėje ir iškovojom pirmąją vietą. Aukso medalį. Šiemet mergaitė vėl pakviesta dalyvauti šiame čempionate. Tiesa, kelionės išlaidą šeima turi apmokėti pati. Agnieškos mama sako, kad tie keli tūkstančiai litų per dideli pinigai jų šeimai. Patiems ieškoti sponsorų ir jeigu rasim, tai važiuosim šiais metais. O jeigu ne, tai ne.